Jei tau lemta. Taip pavadinau šitą mūsų trumpą pokalbį. Juk prieš minutę jūs dar net nežinojot, nepagalvojot, kad prisijungti prie šito pokalbio, kad mes bendrausim. Vadinasi, lemta. Apie likimą aš esu rašęs daugelį knygų, mano už nugaros, nuo knygos jei tau sunku, tu vienintelį gali, turi ir taip toliau. Daug kalbų seminaruose, kursuose, individualiuose pratybose. O gegužės 4 dieną nuo 14 iki 16 valandos apie taip, kaip gauti likimo dovanų, kaip priimti likimo dovanas, mes kalbėsime mano gūrų kavinėje Vilniaus gatvėje 20 nuo 14 iki 16 valandos. Tai mūsų įprasti pirmadieniniai pabendravimai jau nuo sausio mėnesio įvyksta, o gegužės 4 bus šita įdomi ir veiksminga žmogui gali pakeisti gyvenimą tema. Taip, mes kalbėsimės apie likiminius ženklus, kaip juos pastebėti. Svarbiausia, kaip juos aktyvinti, nefiksuoti, o naudoti gyvenimo kokybei, savo jėgų atradimui, savo vidinių galių, savo energetinių galių atradimui. Savo sprendimų, kad likimas tau padėtų tą likiminį kelią, kuris mums tiesi. Likimas visada mums tik duoda. Jis neatima niekada, likimas tik duoda. Bet mes nepastebim jo dovanų, mes užsijėmė trampais, karais ir taip toliau. Tai visą kitą. Ir mes prašvilpę tos dovanos pro šalį, lieka mums sunkus gyvenimas. Ieškokim likimo dovanos skirtos kiekvienam. Taip, apie sapnus. Sapnus taip pat yra, sapnai tai yra likiminiai laiškai. Bet ne jie pildosi, ką parašyta. Likimas rašo laukdamas mūsų atsakymo. Atsakymas yra išpildymas ir tada likimas pildo. Mokėkim atsakyti pozityviai. Mokėkim atsakyti, kad likimas tiestų mums savo tą dovanų maišą. Energiją, nuotaiką, sėkmę, draugus, žmonės likiminis ir taip toliau. Likimo palaiminimo energetiką kalbėsim. Pasidalinsim likiminiais patyrimais. Sakykime, man buvo kokie 7, kurie lėmė, kad aš iš gamybos, iš karininko, iš visokių darbų tapau vieną dieną nežinodamas, kad tai bus už minutės. Aš pradėjau rašyti ir po 10 metų išleidau 100 knygų. Tapau leidėjų, redakcija, kuri jau 40 metų išlieka taip pat tik su likimo pagalba. Be likimo nei viena, nei mano draugai, mokytojai jau senai išnyko. Likimo neprisijungia, aš prisijungęs nuolat ir padedu kitiems tą patį daryti. Būdamas 80 metų dirbu pilnu tempu, su džiaugsmu keliuosi 6 valandą, nes dieną, ryto energiją ją reikia priimti. Kiekvienas mes ją gaunam, taip. Ir paskutinis kalbėsim, bus rytoj kalbėsiu ir tą trumpai aš dabar pasidalinsiu. Individualius kursus, dabar kažkur užgeso, 3 amžiaus universitetai, kažkur paklydo, nuėjo į gyvenimo pakelės, moka padainuoti, pabendrauti, ten vietas jau save prarado, tai psichokorekcijos poveikis, ar ne? Bet individualus kursai ypatingai dabar tapo vertingi. Aš esu įkvėptas, nepaprastai įkvėptas, buvo 26 balandžio, graži, nuostabi pasakiška, stebuklinga, tiksliau pasakius, Jorė šventė Molėtų rajone, Jonas Vaiškūnas, Vaidyla, jų šventė, Jorė tai yra ryšys su gamtos energija, su gamtos ženklų šifravimas ir taip toliau. Tai čia grinai mano tema ir aš nuo ryto iki vakaro bendravau, tokia gražia salė, graži tokia palapinė, kosminė tokia. Ir mes nuo ryto iki vakaro po vieną žmogų ateina, bendravom, paskui buvo bendras jau seminaras. Ne? Ir aš pajutau, kiek žmonių yra ir kaip miela bendrauti, kaip miela dalintis, bet jie turi ir turėjo gražų imtuvą, jie ir priėmė tas mintis, mano. Po to ir buvo miela ir tų žmonių tikrai yra su
su nesugedusiais psichokorekcijos nepaveiktais imtuvais. Aš jiem ir skiriu individualius kursus, kuriuos jūs galit užsirašyti net ir dabar toj pat, galit gegužės 4 būti Sigūro kavinėje, galit ir dabar, galit kada perklausysit tą įrašą, gal už savaitės, gal ir už 2, visada galit man paskambinti, mano kontaktus rasite. Kaip prasideda mūsų individualus, kokie klausimai, kuriuos jūs galite ir pasiruošti, dabar perklausę mūsų to individualių kursų, sakykime, taškus energetinius. Ne? Pirmas, reikia pagalvoti, ką padarėte, kad padėtumėte savo. Sunkus mūsų gyvenimas, sunkus mūsų laikmenis, bet ką padarėte, dabar būsim soduose, sodinsim svogūnus, ten vagas žiūrėsim ir taip toliau, tvoras taisysim ir taip toliau, o sau ką padarė, čia yra, reikia visus darbus atlikti, bet turi būti valandėlė ir kažkoks laikas skirtas sau būtent, ką padarėte, kas trukdo atrasti savo galės. Kiekvienas žmogus apdovanotas talentais, gabumais, nepasakyta, kur jie yra, ieškoti, kaip aš iš gamybos tapau rašytoju. Kokie prioritetai, sakykime, tavo, jeigu mes individualiuose kursuose, ko žmogus nori, nuotaikos, sėkmės, nerimo pašalinti ir taip toliau. Įdomus labai man būna klausimas, aš klausiu savo dalyvių, kursų dalyvių, ką jums davė, gydytojai, knygos, paskaitos, seminarai, ką davė. Daugelis yra lankėsi, domėjasi, nepanaudoja, kaip panaudoti. Galima 100 dėsnių išgirsti, paimk 1, 2, bet juos naudok. Vienas dėsnis, viena mintis gali pakeisti gyvenimą. Ne? Taip. Aš papasakoju savo principų, kas man padėjo. Sakykime, Serapinas, Kantas, Dikulis, Franklis, Lavosiūnis, Freudas. Tai pagrindiniai, kurie man suformavo ir mano seminaro temas. Sakykime, Serapino, Danielius Serapinas yra labai viena mintis, vedančioji, kad pozityvumas turi žmogui didesnę įtaką nei dieta ir gyvenimo būdas kartu paėmus. Pozityvumas, nereikia jokių ingredientų, jo nereikia jokių parduotuvė. Po mano seminarą visi žiūri 3 amžiaus universitetą, 5 seminarą apie dietą, apie valgį, apie buitį, apie kulinariją. O nors aiški mintis, kuri pakeistų tavo gyvenimą. Kaltės jausmo išlaisvinimas, viena įdomiausių temų. Trumpas pavyzdys, geriausia tai pavyzdžiais. Trumpas pavyzdys, reiškia, žmogus pateko į balą, įsipurvino, sušlapo, išsiplovė, įsidžiovinai, užsidėjai baltą šalikėlį ir gyveni. Bet reikia įsiplauti, įsidžiovinti. Ne vėl prisiminimais, mintim vėl grįžti tą pačią balą ir kankinti savęs. Taip, kelius praleisime, kursuose girdėsim kiekvieną. O svarbiausia jūsų, ką jūs pasakysit. Dienotvarkės orkestro suderinimas. Viena tema labai man miela. Dienotvarkės orkestrą. Pajaus dieną kad laikas kaip orkestras groja, kad laikas tai muzikantai, tu dirigentas sugauta partitūra, tu gauni partitūrą, ten, kur sužymėta, koks turi instrumentas, kada įstoti kokią piano ar fortissimo. Taip, skambėk, jaus, kad tu skamba tą orkestras nuo ryto iki vakaro, o diena plojimai, o naktis dangaus orkestro tyla. Dangaus orkestras groja tau per sapnus, per mintis ateina ir taip toliau. Drąsiai priimk savo keistumus. Vienas, kalbėsim čia mažą laiko, taip, energetinis palaimas, sakykim, nori užsisakyti save, o žmogus nori visada keistis, nori keistis, bet nori užsisakyti save, sakykim, stiklių kaviniai, tu nori užsisakyti gražiausius patiekalus, bet tu turi turėti pinigučių. Čia tu turi turėti energetinių pinigų. Kiek tu turi energetinių, uždirb tos energetinius pinigus. Uždirb jos ir sunku, ir paprasta. Jie gali uždirbami būti tik džiaugsmu, darbu, seminaru, individualiais kursais, į kuriuos ir kviečia. Taip.
Kai kuriems vat atsakymams po kursų man reikalingas laikas, man reikalinga kartais naktis, kad įsijaus, kad išbūti, ar ne. Tada aš atsakau vėliau į tos klausimus. Yra žmonių klausimai, kurių negalima iš karto atsakyti. Reikia pirmiausia labai pajaus jo intonaciją, jo norą, jo lygį to klausimo, čia taip norėtųsi, ar labai norėtųsi, kokia gyvybinė energija. Svarbus pasirengimas pokalbiui. Vat ateinant individualius kursus reikėtų pasiruošti pačiam, kad aš paklausiu, kokie tavo prioritetai, jis pradeda galvoti. Va čia būtų gerai jau pasiruošus, ką aš norėčiau išgirsti. Pabandyti suformuluoti klausimus. Yra balto lapo stebuklas. Pabandykit surašyti, kas yra mano gyvenime bloga, kas yra gera, ko aš norėčiau pakeisti, ar ne? Ir tada tie kursai, ypatingai individualūs kursai, gauna didelę naudą. Daug gaunu dovanų, gražių padėkų ir labai miela ir vat šią vasarą ypatingai tęsiu, kadangi mūsų laikmetis reikalauja daug žmogaus energijos, sveikatos, ne, nuotaikos ir jėgų atradimo. Daug galit mano surasti mano svetainė www.3žvaigždutės.lt, ar ne? Ir ten yra kontaktai, visada galit paskambinti, nors ir toj pat per klausę, nes mielai bendrausim, mielai susitiksim iki sekančių susitikimų. Iki sekančio gegužės 4 gurų kavinėje, kaip minėjau, arba mano www.3 žvaigždutės kontaktuose surasit. Galiu pasakyti, jeigu nėra laiko ieškoti kontaktų, telefoną galiu pasakyti, paprastai aš pasakau 06 87 75 147. Mano pavardė yra Romas Laucis, man atrodo, žinot. Man atrodo, kad visą Lietuvą mes pažįstame. Sėkmės iki gegužės 4 ir iki kursų bendravimo. Sėkmės laimingai.